Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs klausotės laidos Ateikite kurti rubrikos Ką mąsto moksleiviai. Šią rubriką vedu aš, Rokas Kavaliauskas, ir šiandien kalbinsiu jaunus moksleivius ir jauną nebemoksleivį apie menus, konkrečiai dailę, fotografiją ir muziką. Tai su manimi šiandien studijoje yra dvi nuostabios merginos ir vienas mano brolis. Tai leisiu patiems prisistatyti, tai mano brolis yra Simas. Sveiki visi. Ne mano brolis Aistė. Sveiki. Ir dar viena ne mano brolis Elzė. Sveiki. Tai va, tai leisiu šiek tiek pradžiai pasipasakoti apie save, kuo jūs gyvenat, ką jūs veikiat gyvenime, vardą, pavardę, ką jūs norit, Simai. Tai aš esu kaip Rokas, pristatė mane ne eterio metu muzikantas mėgėjas toks. Esu dabar šiuo momentu antram kurse. Vytauto didžiojo universitete studijuoju muzikos produkciją. Ir baigiau konservatoriją su elektrinė gitara, tai nežinau, pagrinde groju, ten gitarą, būgnais, sintezatoriais, dainuoju, įrašinėju, kur grupiai groju, koncertuoju, ir taip toliau, visos tos veiklos. Simą pakviečiau į laidą, nes nors jis nebėra moksleivis, jisai yra mokytojas, nepamenu ar paminėjo, jisai moko moksleivius ir ne tik muzikos, tai tos pačius būgnus, sintezatorių ir gitarą, tai aš labai norėjau, kad jisai iš pedagogo perspektyvos papasaktų meno pliusus, jeigu taip galima sakyti, moksleiviam. Tai va, tai perleidžiu estafetę Aistei. Tai sveiki, aš esu Aistė, aš dabar mokusi 11 klasiai. Menas, nežinau, užima svarbią vietą mano gyvenime. Visada esu bent kažkiek apsupta meno, ar tai būtų, nežinau, muziejai, galerijos, ar kultūrinimas įsėjimas į teatrą ar filharmoniją kokią. Bet kuo labiausiai užsiemu pati, kas yra susijęs su menu, tai yra fotografuoju. Mano tėtis fotografuoja, kiek aš prisimenu savo gyvenimą, tiek mano tėtis fotografuodavo. Tai anksčiau pasimdavau jo kamerą ir fotografuodavau, ką matydavau įdama pasivaikščiot. Ir praėjus keliem metam mano pačios fotoaparatas atsirado mano rankose ir dabar fotografuoju. Mano ir Simo tėtis taip pat fotografas ir aš kažkaip, kai jaunas buvau, irgi mėgau fotografuoti, bet kažkaip man neišaugo. Tai niek. Aš šiaip taip galvoju, kad jau kadangi mano tėtis fotografas, tai aš turiu gerai fotografuoti. Automatiškai turiu mokėti, bet man taip nebuvo, tai labai džiaugiuosi, kad tau pavyko. Na ir Elzė, prašau. Tai aš esu Elzė, dabar esu devintokė ir, nežinau, ar galiu taip sakyti, bet menininkė esu kaip nuo mažens. Nežinau, ir man labiausiai patinka kaip vizualus menas, tai dailė ir lankiau dailės mokyklą 11 metų. Dabar pagaliau baigiau, tai dabar ir muziką labiau užsiemu, būgnus pradėjau lankyti, tai menas visur. Tai kurį jau laiko neklausiu šitą klausimą, bet labai norėčiau jūsų paklausti, nes ne visų žinau, tik vieną žinau, kaip prasidėjo jūsų kelias ateitininkose ir kaip atėjote iki čia ateitininkose. Trumpai paliesim šitą temą, tiesiog, kad man įdomu ir manau klausytojams būtų įdomu. Žiūriu į Aistę, tai papasakok šiek tiek savo istoriją. Tai aš nieko naujo nepapasakosiu. Buvo draugės, kurios buvo Berčiūnuose. Buvo Berčiūnuose. Ir tada mane jos nusivežė į Berčiūnus. Jos nebegrįžo. Aš kažkaip grįžau ir į Berčiūnus. Ir paskui į akademijos nuvažiavau. Ir kuo atsirado gyvenime. Ir taip gražiai išsirutuliojo. Tai mūsų klausytojams Berčiūnai, mūsų ateitininkų stovykla, akademija yra tokia stovykla vyresniem vaikam, moksleiviam nuo 8 klasės. Ir Kuopa yra toks kas savaitinis susitikimas ateitininkų, moksleivių ir jaunučių. Ir aš globoju Kuopą ir pas mane prieš keletą metų Elzė eidavo į Kuopą, tai perleidžiu estafetę vėlgi jai. Tai mano irgi kaip ateitininkės istorija prasidėjo Berčiūnuose, apie jos sužinojau iš sesės. Jis buvo tik vieną kartą ir neįsivaizduoju, kaip iš jos sužinojau, nes jis buvo prieš daugiau kaip 10 metų. Bet aš irgi sugalvojau ten nuvykti ir dabar buvau 5 kartus iš eilės. Tada pradėjau lankyti Kuopą pas Roką, vėliau nebegalėjau. Suaugau ir pradėjau eiti į akademijas. Nei vienos nepraleidau, kiek galėjau. Ir dabar einu į moksleivių Kuopą ir daviau moksleivių ateitininkų įžadį. Na, moksleivių ateitininkų įžadį davęs yra ir Simas, tai pasakok savo istoriją. Aš atsidūriau ateitininkose per Roką, nes iš kažko jau pats draugų sužinojo apie Berčiūnus, apie Kuopą, apie akademijas ir
pirmą kartą, kai aš galėjau važiuoti į akademiją, tai buvo mano 8 klasė. Po vasaros 8 klasė, 7 klasės, prieš tam 8-okų, tai važiavom su Roku ir Berčiūnus, ir akademiją, tada iškart ir Kuopą, Ignaco Lojolos pradėjom lankyti Kaune. Ir nežinau, ar tada taip toliau ir važinėdavau į Berčiūnus, į akademijas ir Kuopą irgi lankydom kurį laiką aktyviai. Ir dabar važiuoja kaip vadovas jau. Jo. Ir į akademijas, ir į Berčiūnus klasę. Tai kelias dar nesibaigė, gal dar jis tik tais net neįpusėjo. Tai gerai, ačiū, kad susipažinom artimiau, ačiū, kad susipažinom su klausytojais ir galim tada pereiti prie mūsų temos apie meną. Tai Aistė jau biškį sakė, kad atsirado jos gyvenime, kai pradėjo iš tėčio, darau kabutės, vogti fotoaparatą ir fotkinti. Tai ar galite daugiau papasakot, kaip ir kada atsirado jūsų santykis su menu? Gal konkrečiai ar mažom detalėm? Žiūriu, vėlgi Aistė jau ją paminėjau, tai leisiu. Tai, kaip sakiau, mano gyvenime tikriausiai pirma meno rūšis, kurią taip sąmoningai prisimenu, kad imdavau tėčio fotoaparatą ir jo prašydavau jo fotoaparatą ir tiesiog eidavau, matydavau, kas gražu ir fotografuodavau. Ir gal aš kaip čia pasakyti, jo, aš imdavau iš jo fotoaparatą ir man tas teikia labai didelį džiaugsmą ir tiesiog gražu būdavo, man patikdavo užfiksuoti tai, kas būdavo gražu. Ir, nežinau, šiaip kaip augau, buvau meniškas vaikas, aš ir pieždavau, ir šokdavau, ir dainuodavau, ir muzikos klausydavau, ir tokia, tiesiog prie meno tokia buvau truputėlį. Ir, nežinau, vis augau ir tiesiog, jo, augau ir tada tas, nežinau, ir brendimas, ir tokių, ką žinau, įgūdžių vystymas leisdavo tą savo grožio pojūtį sudėti kažkokius jau kūrinius, ar tai būtų redaguotas nuotraukas, ar kokie piešiniai, ar dar kažkas. Meniškas vaikas, tai iškart pagalvojau apie Simą, nes mes 3 broliai buvom, vyresnis brolis ir aš buvom, visiškai sportininkai, viską, ką galėjom. Tai Simas kitoks buvo, tai aš irgi taip įsivaizduoju, kad jo istorija turėtų būti paminėtas. Buvau meniškas vaikas. Aš jos taip nepradėčiau. Aš tėvų iniciatyvą lankiau būgnus 8 metus muzikos mokykloje. Nuo 2 klasės po prastoje mokykloje. Dailę lankei biškį. Buvo 5 klasė akimirka, kai metus vienus išlankiau dailės gimnazijoje, kaip borelį. Ir aš tiesą sakant, gal prieš tą muziką, kiek galėdavau pradiniai, amžinai tiesiog pieždavau ir į sąsiuvinius per pamokas ir tiesiog po pamokų per pertraukas, kai mus pasodindavo į suolų sėdėt, kai užlakstymą ten nesąmonį darymą. Tai ir kažkaip tas labai, nežinau, tuo metu buvo vienintelė vos ne pramoga. O kažkaip vėliau apstojau, bet tada jau kaip buvo tas dailės lankymo etapas trumpas, kažkaip ir muzikos mokyklą pradėjau labiau vertinti, ten buvo ir išorinių veiksnių, kaip gal mokykla nebūtinai labai smagu darės ir ir kažkaip tuo metu pradėjau labai vertinti tas būgnų pamokas. Būdamas 7-okas būgnuose, 8-okas Jėzuitų gimnazijoje, reikėjo jau mąstyti, ką toliau, kur toliau stosiu ir aiškus planas buvo stoti Jėzuitus, tik tai būtų jisai gal labiau uždegęs, jeigu būčiau buvęs geresnis mokinys. Tai ačiū Dievui, kažkaip atsirado mano akiratyje Kauno Juozo Gruodžio konservatorija. Tai tenai aš jau pasiėmiau nebe būgnus, elektrinę gitarą ir jie grojau tuo metu, kai stojau gal 6 mėnesius. Tikrai labai prastai grojau, bet tuo pačiu buvo toks pereinamasis laikas, kai aš kažkaip pradėjau groti gitarą, nes kažkaip išsiprašiau tėčio, pusiau iš savo santaupų, pusiau iš tėvų pinigų, kad turėčiau tą gitarą ir stiprintuvą. Ir tas sėdėjimas namie prie kompo visą laiką po mokyklos, po biškį darėsi grojimo gitarą. Ir tada kažkaip konservatorija atėjo, o ten turi groti tiesiog, bet ir labai patiko, aišku. Tai, ir dabar esu čia. Tik 6 metų tarpas dingo. Ir dabar čia esu. Nieko jau. Elze, prašau. Tai aš neprisimenu, kur prasidėjo, nes aš kiek prisimenu meną, tai aš jau pradėjau dailės mokykloje. Aš į dailės mokyklą jau nuo 4. Tai aš neįsivaizduoju, kaip mano tėvai pamatė, kad aš mėgstu dailę, bet jie mane užrašė. Šiaip aš prisimenu, kaip, anksčiau, dar turbūt į darželį neėjau, bet man labai patikdavo saulėlydžiai ir visada žiūrėdavau, kaip jie
skiriasi ir man tiesiog labai patinka menas, bet į jį žiūrėti toks vizualus ir man patinka jį labai kurti. Tai labai ilgai, visą laiką iki pernai metų ėjau dailės mokyklą. Dar kai pradėjau pradinę lankyti, tai jau į chorą iki dabar einu. Ir antroji klasiai bandžiau akordeoną lankyti, bet ir mokytoja nepatiko ir labai užimta buvau dėl dailės mokyklos. Tai mečiau, o dabar, kai baigiau dailės mokyklą, tai būgnus pradėjau lankyti. Tai net nežinau, nuo ko prasidėjo. Ar nuo gimimo, ar pakeitė iš tikrųjų to dailės mokyklą. Jūs pasakot, kaip jums patiko, ieškojot, aš tai, kaip Simas mane tėvai sakė, nuvedė į muzikos mokyklą ir sakė, eisi. Ir ten 6-7 klasėje beveik neįdavau, tik tais va tūbos pamokas. Aš jeigu ir jūs, ir klausytojai nežinot, aš groju tūbą, tai man tai yra labai faina veikla, mano hobis. Bet jūs tokie rimtesni menininkai už mane tikrai. Tai mano kitas klausimas ir būtų, ar jūs jaučiatės, kad menas jums yra hobis, kaip jūsų laidos vedėjai, ar vidinis poreikis, ko jums tiesiog reikia, ar net dabartinė ar ateities jūsų profesija? Simai. Visi paminėti, jeigu galima taip atsakyti, nes tiesiog net to žodžio prasme, tai aš turiu darbą, kuris susijęs su muzika, bet man ir prieš tai su grupė kažkaip, tai, kai konservatorijai grįšiu prie to tarpo, kurį kažkaip palikau šešėlėje, tai su grupė, kai susipažinom konservatorijai 11 klasėje, tai kažkaip pradėjom groti ir darėm viską, kad ten tik daugiau koncertų turėt, kad ten kuo daugiau žmonių pritraukti tos koncertus, kvies ten mamas, tėčius, brolius, sesės, pusbrolius, ten merginas, nežinau, buvusias merginas, bet ką taip absoliučiai. Ir kažkaip gavos, kad tuo metu ir iš tikrųjų daug to ir buvo, bet vienu momentu pasidarė, kad gal net labiau jautės jau, kad mes čia darom nebūtinai nesmagu, bet gal yra vos ne kažkokia paklausa, aišku, tokia undergroundinė, sakykim, pagrindinė. Bet vis tiek tie koncertai ir ta kūryba pradėjo darytis tokie labiau daro ne tik, kad smagu ir esam jauni ir ten turim idėjų, kurias norim išreikšti, bet ir blemba, galima iš to gauti gal centą kokį. Tai va. Ir studijuoju muzikos produkciją vadau. O šiaip, sakyčiau, vidinis poreikis irgi toks yra, atrodo, šiandien kažkaip ėjau nuo stotelės iki čia ir netikėtai pradėjo lyt, bet man dabar šiuo momentu esu labai mėgėjęs tokio vieno albumo ir kažkaip klausiau tą albumą ausinėse ir nežinau, man visas vaizdas miesto, kad ir plytelės ant žemės, tas lietus, nežinau, man viskas dabar kažkaip labai gražiai žiūrėjęs, kad ir kaip kvailai galėtų skambėti. Na, Eliza, aš tikiuosi panašaus išsamaus atsakymų iš tavęs. Hobis, profesija, vidinis poreikis. Tai profesiją nepavadinčiau. Ateities profesija? Dar galvoju, labai sunku nuspręsti, bet šiaip aš labai daug užsiminėjau skirtingų dailės šakų, tai kelios iš jų yra hobis, o kitos tiesiog padeda kaip išgyventi ar pagreitina laiką, arba jeigu laikas labai greitai eina, sustabdo ir leidžia susikaupti. Tai hobis būtų mano nerimas, prieš 3 metus pradėjau. Ir dabar labai patinka nerti, megzti įvairius dalykus. Tai čia būtų mano hobis. Dabar muzika irgi kaip mano hobis. Bet visa kita piešimas, tai aš irgi per pamokas piešiu. Ir tapimas, muzikos klausimas, tai nevadinčiau hobio, tiesiog kaip mano dalimi. Perleidžiu Aistį. Man tikriausiai hobį irgi jau būtų sunku pavadinti meną. Nes man jo gyvenime yra per daug, kad jisai būtų tik tais hobis. Bet tu nesiskundži, kad jo per daug yra. O ne. Jo, nėra hobis. Ir nesiskundžiu, kad tiek daug yra. Vidinio poreikio jisai yra, bet jį labai dažnai nustelbia kiti dalykai, kaip ten miego poreikis arba pamokos, vis dėlto 11 klasė. Ir kartais to meno labai trūksta man gyvenime, bet tada kažkaip įsiskverbia vis tiek menas, nes atsiranda kažkur, ar ten į kokį koncertą gerą nueina, ar į parodą, ar aš šok dabar pradėjau vėl po kelių metų pertraukos, ar ten pašokiu labai smagiai. Ir tiesiog aš galėčiau išgyventi be meno,
tikrai gyva likčiau, gyvenčiau, ten kažką kitą veikčiau, bet tiesiog kažkaip prasiskverbė menas vis tiek pas mane ir aš suprantu, kaip gerai, kad jisai yra mano gyvenime ir kad aš turiu tiek daug galimybių, tiek tos pačius koncertus, parodas, kokių dar meno rūšių yra. Nežinau, tiesiog, kad turiu galimybę būti apsupta meno ir kaip tai yra gerai. Tai pabaigai tokia mintim, kuri visai gerai eina į mano kitą klausimą, kurį aš tau ir duosiu. Sakai, tau patinka tave apsupa menas, tai kas konkrečiai tave įkvepia kurti meną? Koks apsupimas ar situacija tau leidžia pasakyti, nu va, dabar noriu kažką sukurti? Jo, man kaip fotografija, kaip mane apibūdinai, tai kad fotografijai man nereikia įkvėpimo. Aš turiu fotoaparatą rankose ir aš kažką vis tiek pamatysiu, arba manęs paprašo, kad Aiste pafotografuok renginį, Aiste pafotografuok ten žmonės, nes, ką žinau, svečių namie yra kažkas tokio. Bet, pavyzdžiui, kai yra kitas meno formos, aš anksčiau labai daug rašydavau, piešdavau daugiau, tai man buvo visiškai impulsyviai, kad, nežinau, su žmogum fainu susipažinu ir tada parašau eilėraštį jam, kurio niekada nesužinosiu, niekada neperskaitys tas žmogus. Tai kas įkvepia, tai visiškai impulsyvios situacijos. Nu, arba pareiga. Elza, kaip tau? Man tai dabar, po tiek metų dailės, aš žinau, kad niekada nebūna įkvėpimo, kai man liepiama ką nors kurti. Aišku, dailės mokyklų buvo privaloma, bet vis tiek dabar, kai pabaigiau, aš daug daugiau kuriu negu per tuos metus, kai lankiau. Tai šiaip aš dabar pradėjau, taip lengviau žiūrėti į dailę, nes tai netrodo kaip pareiga, o tai, ką, aš turiu pasirinkimą kurti. Ir šiaip man labai patinka portretus piešti ir mane tiesiog įkvepia gražų žmonės, tiesiog ar koks įdomesnis veidas ir labai dažnai tiesiog piešiu. Dabar akademijose buvau 7 moksleivių ir aš kiekvienais metais vežuosi konspektus ir tenai būna paskaitos ir visada nupiešiu paskaitininkus ir man tiesiog labai patinka iliustruoti. Tai tiesiog įkvėpimas būna aplinka ir dažniausiai žmonės. Pakartotum klausimą. Kokia tave aplinka, sakytum, įkvepia kurti? Ar jeigu prisimeni kokį momentą, kur sakytum, va dabar kažką noriu parašyti? Aš kažkaip atsispirsiu nuo to, ką sakė Elza ir pasakysiu, kad man kažkaip, kai yra kažkoks spaudimas kurt, tiesiog neturim laiko, reikia kažką sukurti, tada, man atrodo, aš vos negeriausiai galiu atlikti savo funkciją kaip kūrėjas. Kaip sako anglai, thrive under pressure. Taip. Bet absoliučiai atvirkščiai gaunas, kai aš pats save spaudžiu, kai aš vienas tai darau ir aš taip, kažkaip čia reikia įsikvėpti, aš kažką turiu sukurti, tai nieko nesukuriu. Gimsta dažniausiai įkvėpimas absoliučiai spontaniškai, protai nesuvokiamuose vietose ar aplinkybėse, kur nežinau, važiuoju troleibusu ir sumastau, kad žodžius dainai, kurią aš jau parašiau vos ne prieš pusę metų, bet nieko nesugebėjau parašyti žodžių. Ir tiesiog taip ir būna. Ir dar gal iš kitų meno šakų. Nežinau. Tada trumpas klausimėlis iki laidos įpusėjimo. Jūsų įsimintiniausias darbas, Simui, nežinau, parašyta daina, Aistei parašytas eilėraštis ar nufotografuotas kadras ir Elza jau visų galų meistrė, tai jau ką tu ten nori pasirinkti, Aistė tau duoda. Gerai, Simai, matau, kaip pažiūrėjai mane. Aš tada negaliu atsakyti, tikrai turiu pamastyti. Gerai, tai aš tada primins klausytojams, kad klausotės laidos Ateikite kurti, rubrikos Ką mąsto moksleiviai. Laidą vedu aš Rokas Kavaliauskas ir šiandien kalbinu 2 moksleivės, Aistę ir Elzę, ir vieną buvusį moksleivį, Simą Kavaliauską, apie meną. Klausimas buvo jų įsimintiniausias meno kūrinys, muzika, fotografija, eilėraštis, dailės kūrinys, bet labai kažkaip sumišo, turi savo visą katalogą įvertinti ir išsirinkti vieną įsimintiniausią. Tai gal kiek nepatogus klausimas, bet labai norėčiau išgirsti. Aš bandysiu. Prašau. Bandysiu atsakyti kuo geriau. Tada į šį klausimą, tai, aš aišku, nesu išleidęs albumo kol kas jokio, nesu ten didelių dainų rinkinių išleidęs, bet geriausias darbas, kur labiausiai didžiuojas daina, tai
būtų arba dabar aš užsiemu su tokiu Karlu, tai jo daina Sudie. Aš iš esmės nesu pats kūrėjas, vadinkim, dainos šiuo atveju, kas yra man neįprasta gan, bet aš jį įrašinėju ir produsuoju jo dainas ir dabar pradedam įrašinėti jo albumą asmeninių dainų ir aš kartais prisėdu prie aranžuočių, ten sintezatoriumi groju kažką, gitara, bosu, gal, nežinau. Ir ten labai smagu man su jo kažkaip, nes energija labai skiriasi nuo to, ką aš pats galėčiau išspausti iš savęs. Labai smagu, nes jo dainos tokios keistos, kažkokios kitokios ir nežinau, ir aš jaučiuosi, kad tiesiog mano darbas yra kuo geriau įgyvendinti kažkieno kito, iš esmės tai ir kartu ir mano, bet dviejų žmonių vizija. O šiaip, jeigu reiktų rinktis su grupe, savo grupe, tai galbūt mūsų pati pirma daina Padebesiais. Elze, jau sugalvojai atsakymą? Sugalvojau. Aš pasakysiu du. Mano įsimintimiausi kūriniai tikrai nėra patys geriausi. Jie tiesiog, turi kaip reikšmės ir tiesiog nemanau, kad juos pamiršiu. Tai pirmas, turbūt, ko žmonės tikėtųsi, tai susijęs su mano dailės mokykla. Tai mano baigiamasis darbas. Tai buvo skulptūra iš vielos ir siūlų, visokių ten lopų numegztų ir nunertų. Tai aš iš tikrųjų dabar jį turiu namuose, jisai padėtas Rusy, bet visą laiką, kai jį pamatau, šiaip keista, kad aš labai ilgai jį dariau, nes dabar jis atrodo labai paprastas ir gal, nors aš jį padariau ten prieš pusę metų, parodo, kaip aš tobulėjau ir kad dabar galėčiau geriau. Ir tiesiog jis įsimintinas, nes dar su viela, kai dirbau, tai susibadžiau ten rankas ir, skaudžiai buvo. Tai vienas iš tokių, čia naujesnis, o kitas man gal buvo 9, aš buvau pabaigus 2 klasę ir tada man jau pradėjo nusibosti dailės mokykla ir pradėjau lankyti chorą ir man labai pradėjo patikti muzika ir aš prisimenu po mokyklos visą laiką grįžau pas močiutę, atsisėdau prieš kompiuterį ir žiūrėdavau videoklipus muzikos dainų ir aš vasarą, kai buvau su močiutė Palangoje, sukūriau dainą. Aš nekuriu dainų, bet aš sukūriau dainą pavadinimu Šešėlis. Beveik neprisimenu, bet kažkur turbūt yra knygutėj. Ir tiesiog aš prisimenu, kai sukūriau tą dainą ir galvoju, aš ją dainavau ir tada, kai likdavau viena kambarį Palangoje, tiesiog kurdavau tą videoklipą tai dainai. Tai šitas labai įsimintinas ir niekada turbūt nepamiršiu. Gerai, aš pagaliau sugalvojau. Tai jeigu kalbant apie rašymą, tai Elze kalbėjo apie savos kūrybos dainas. Tai aš 5 klasėje labai norėjau jodinėti ir man tėvai neleisdavo, nes buvo labai pavojinga. Ir aš apie tai parašiau angliškai dainą ir tada turėjau ukulėlę, nes buvo labai didelė banga visiems ukulėlės pirkti. Ir aš su ukulėlė parašiau dainą ir tada tėvams sakiau, kad aš parašiau dainą, bet nesakysiu apie ką. Ir tam buvo apie juos daina. Tai nežinau, čia buvo toks tikriausiai pirmas sąmoningas bandymas savo jausmus į meną sudėti ir kažkaip pavidalinti. Tai nežinau, gal visai svarbus taškas mano kaip menininkės karjerai. O jeigu kalbant apie fotografiją, tai prieš kelis metus pasiskolinau be termino grąžinimo iš savo senelio jo seną juostinę kamerą. Ir nežinau, man labai patiko pirmą kartą, kai išryškinau juostelę ir atsiėmiau tas nuotraukas ir dar atsispausdinau ir sėdėjau Laisvės alėjai ant suoliuko. Sėdėjau ant suoliuko ir žiūrėjau visas tas nuotraukas po vieną ir buvo wow, nes niekada nebuvau kažko tokio patyrus ir išlaukiau tų nuotraukų, tikrai ilgai laukiau ir tiesiog kitokia buvo patirtis nei pažiūrėti nuotrauką, kurią padariau prieš 10 sekundžių su telefonu. Aš labai žinau tą jausmą, nes susimu važiavome sausio mėnesį į Čilę ir aš savo išsikėliau tikslą su juostiniu fotoaparatu kasdien po nuotraukų. Galiu atsakyti, kad iš tų 30 kažkelių nuotraukų, sakyčiau, gal 4, gal 5 buvo normalios. Nes aš pirmą kartą tai dariau ir visai nemokėjau. Tai aš labai patenkintas esu tom, kurios pavyko, bet... Pas mane buvo panašiai, pas mane buvo ir kokias, iš 24 kokias 10 buvo tiesiog kažkokie juodai balti dryžiai. Taip, tai va. Tai pereinu prie biškai kitokios temos.
aš papasakosiu iš savo pusės. Man artimiausia gal meno forma yra visgi muzika ir nežinau, neįsivaizduoju savo gyvenimą be muzikos. Pats jos nekuriu, bet labai mėgstu klausyti, atrasti naujas grupės, įsivaizduoti save kaip dainininką, nes labai mėgstu taip kažkaip prie žmonės būti, nors dainuoju tragiškai tikrai. Bet man, sakyčiau, muzika tokia terapijos biški forma ir padeda susikaupti, padeda užsimotyvuoti, padeda liūdėti. Tai ar jūs sakytumėt, kad jum menas, kad ir kuris, kurį pasirinktumėt, ar jum taip yra toks dalykas, kuris padeda jum emociškai ar meditaciškai? Kaip jūs norit pažiūrėti šitą klausimą? Elze. Aš manau, kad man menas kaip tai, aš labiausiai ir užsiemu menu, kai man reikia išreikšti emocijas. Manau, kad būtent tuo atveju daugiau klausau muzikos, negu kuriu ką nors, bet aišku labai padeda man ar piešti, tiesiog nuspausiu pieštuką prie popieriaus ir ką nors sukurti, ar nerti labai atpalaiduoja, bet manau, kad nežinau jokio kito būdo, kaip nusiraminti be meno. Aiste. Gali klausimą pakartoti? Gerai, klausimas toks. Ar tau kažkokia meno forma padeda su tavo emocijom, padeda tau užsimotyvuoti, paliūdėti, susitvarkyti su nerimu, ar tai tau yra terapijos forma, bet kuri meno rūšis? Gali ir net sakyti ne, jeigu taip nėra. Tai nesakysiu ne, nes tikrai padeda. Tiesiog toks menas, kai tu kažką kuri, kai tu kažką bandai daryti, nukreipia mintis nuo tų blogų, nerimastingų minčių, nes tu turi susikaupti tai, ką tu darai dabar, kad tai, ką tu kuri, gerai išeitų. Tai labai pastebiu su rašymu, nes rašymas kaip ir padeda tau išlieti tas blogas mintis ir galbūt truputėlį jas taip supras geriau, ką tu pats mastai ir tiesiog geriau visą tą sunkią situaciją suprast. Tai labai padeda. O, pavyzdžiui, kai šoku, aš anksčiau šokdavau daugiau, dabar irgi šoku. Ir man čia menas yra, jeigu ne, tai galim sakyti, kad ne. Toks subjektyvus dalykas menas. Vienam, kas yra menas, gal kitam ne, bet tu čia savo nuomonę pasakoji, jeigu tau šokiai yra menas, aš nesakau, kad tai nėra, bet jeigu tau taip atrodo, tai tu ir pasakoji, kad tai yra menas. Jo, man gražus šokis yra menas. Man yra menas tiek tai, ką aš matau, tiek pati komunikacija tarp dviejų šokėjų yra irgi, manau, menas savotiškas. Tai tiesiog tu šoki, tu visą savo nerimą iššoki ir irgi tikrai išsiskiria daug visokių hormonų, fainų, gerų ir tada tikrai geriau jautiesi. Simai. Negalėčiau atsakyti ne, nes aš, nežinau, tiesiog visais atvejais, kad aš užsiemu menu, aš tai darau vis tiek ne dėl, darau ir dėl kitų, bet tai darau dėl savęs ir dažniausiai, pavyzdžiui, jeigu kuriu, tai yra tiesioginė tokia išraiška to, ką aš jaučiu tuo metu, kas dedasi su manim tuo metu. O kai klausau muzikos, ir manau, kad visiems kitiems taip pat tai yra, ar klausau muzikos, ar žiūriu paveikslą, tai irgi yra išraiška gal kažkino kito, bet su kuria aš galiu susitapatinti. Ir tada vos ne, jeigu klausai liūdną dainą, kai tau liūdna, jį tau padeda, skambės gal ne kaip, bet padės labiau liūdėti, jeigu kažkokia labai linksmė, tu dar linksmesnis tu jos tapsi. Ir man atrodo, menas labai padeda kai kurias emocijas išgryninti tokiu būdu. Galiu pasakyti įdomų faktą jums, kad tyrimai rodo, jog meninė veikla sumažina streso lygį net 75%. Tai jeigu norit 3/4 jausti mažiau streso, tai jums užtruks tik 45 minutės kažkokios meninės veiklos. Ar grot pianinu. Per dieną? Kaip? Per dieną? Taip, per dieną. Tai čia akademinė valanda, tai nėra kas. Tai va, einu prie kito klausimo. Klausimas yra, kaip jūs manot, kad menas pakeičia jūsų gyvenimo kokybę ir aplamai visos žmonijos gyvenimo kokybę? Kaip jūs galvojat, kuo mes geriau gyvename, kadangi turime meną? Simai ekspertas meno, muzikos bent jau. Manau, kad menas mums dažnai padeda suprast, ko mes norim iš savęs, iš kitų. Labai, ypač bent jau ta muzika, kur man patinka, sakykime, pavyzdžiui, Mamonto tekstai labai yra toks geras šaltinis, iš esmės išmokti visokių gyvenimiškų vertybių, aš sakyčiau. Ir tada yra daug muzikos ar kitokio meno, kur tiesiog padeda pamatyti pasaulį kitų kampų.
Ir man atrodo, taip per meną mes visi vieni kitus daug labiau suprantam ir priemam. Ir dėl to, nemanau, kad kažkoks menas kažkada yra sukėlęs kažkokį konfliktą. Tai man atrodo, kad jis gelbsti mus nuo to atvirkščiai. Aiste. Kaip anksčiau minėjau, aš be meno galėčiau išgyventi, gyva likčiau, bet kai yra to meno mano gyvenime, tiesiog daug geriau jaučiuosi ir psichologiškai, ir kažkaip fiziškai, gal net, nežinau, tiesiog, kai yra menas, aš tokia truputėlį laisvesnė jaučiuosi, gal, nežinau, galbūt leidžia atsipalaiduoti nuo tų su kasdienybės dalykų, kurie slegia. Tai man tiesiog truputėlį ten keliais tonais visos spalvos paryškėja gyvenime aplinkui jo. Ir dar Kasimas sakė, kad labai kartais lengva su tuo menu, kurį tu vartoji, kurį tu matai, kad susitapatint. Ir jeigu tu jauti kokias emocijas, kai tau yra labai liūdna, tai tu tiesiog jauties ne vienas. Kad, man ne viena yra liūdna, nes kažkam jau anksčiau yra buvę liūdna ir kad, viskas okei, jeigu tau būna liūdna. Kai tau yra linksma, tai kad kiti irgi linksmi, kaip smagu, kad visiems linksmi. Tiesiog. Man tai kaip introvertai menas yra labai svarbus vien komunikuoti, ypač muzika, nes, kartais aš neturiu ką pasakyti ir aš noriu ką nors pasakyti, bet neįsivaizduoju ką. Ir jeigu jūs mane pažįstat ir esat su manim klausę muzikos kartu, tai žinokit, kad aš jūs labai vertinu, nes man tiesiog klausyti su kažkuo muzika yra vienas, taip, nežinau kaip pasakyti, bet man labai patinka su žmonėm klausytis, ką nors ir dar muzika yra tokia skirtinga ir aš klausau labai skirtingos muzikos, kai aš su žmonėm ir kai aš esu viena. Aš niekada niekam neduočiau klausyti tai, ko aš klausau viena, klausyti kartu. Tai jeigu paklausčiau, parekomenduot kažką mūsų klausytojams, kažką muzikos, ką tu mėgsti, nieko nepasakytum? Aš gal rekomenduočiau jiem patiem klausyti, bet jeigu kas nors norėtų klausyti su manim, tikriausiai leisčiau kokią linksmesnę, nuotaikingesnę muziką, nes kai esu viena, tai klausau labiau ramesnės, o kai su kitais noriu išreikšti tą džiaugsmą, kurį jaučiu, kai būnu su kažkuo, tai klausau ir kitokios muzikos. Tai manau, kad menas tiesiog, man tai, pavyzdžiui, labai pagelbsti tokiose situacijose. Ar aš galiu dar įstarp? Dabar Elza kalbėjo ir aš supratau, kaip lengva savo kurtu menu parodyti kitiem, ne tai, kad komunikuoti, bet tiesiog meilę. Kaip smagu kažkam pieš kažką juokingo, ar kažką mielo, ar kažką vidinį bairį, kad tik tais jūs suprasimėt, kur man draugė per gimtadienį, švenčių gimtadienį ir nupiešė mane su bananų maikute. Ir tą bairį suprasi, kad kokie 5 žmonės mano pažįstami. Bet čia tiesiog, jinai prisiminė, jinai man nupiešė atvirutę ir kaip fainai, kaip miela ir menas. Ir aš dar irgi įsiterpsiu. Jo, man atrodo, menas turi tokių savotiškų būdų žmonės sujungti. Pavyzdžiui, kaip turi gal nuotrauką seną su kažkokiu žmogum, su kuriuo gal visai nebendravote jau 14 gal metų ir jūs abu turite tą bendrą prisiminimą ir vien tą nuotrauką arba, nežinau, sutinki žmogų kažkiam koncerte ir jūs, tai, kad jūs kartu tame dalyvavot ir, nežinau, šiaip koncertai jie turi tokį tendenciją, kad žmonės ten labai nebijo būti savimi ir reiškia įvairiai ir dėl to tokia viena didelė šeima būna ten, nežinau. Tai labai trumpas tada klausimas, jau artėjame prie pačio galo mūsų laidos. Ką palinkėtumėt žmogui, kuris gal nori pradėti kažkokią meno sritį? Pavyzdžiui, aš jau N metų sakau, kaip aš noriu išmokti pianinu groti, kur tikrai norėčiau mokėti groti ir dainuoti, bet niekada to neprisiruošiu. Kaip pasiūlytumėt pradėti ir kaip išvengti tų stabdžių, kad toliau eiti link savo tikslo? Čia labai trumpas klausimas. Aš vis Rokui sakydavau, tiesiog grok, bet dabar aš pasakysiu, nebijok būt kažkame pradinukas, nebijok tiesiog būt lievas kažkame blogas, nebijok nemokėt groti, nesirūpink, ką kiti sako, ar masto. Kaip darai, taip ir turi būti. Aš labai panašiai norėjau sakyti, aš tiesiog linkiu nebijot apsikvailinti, nes apsikvailina visi ir apsikvailins ir svarbiausia tiesiog nekreipdėmės ir toliau eiti ir kažkada darys tą patį ir neapsikvailins. Tai, ir taip mes visi mokomės.
aš manau, kad, sutinku su jau to, kas yra pasakyta, bet taip pat manau, kad nereikia bijoti eksperimentuoti, nes, mano kaip meno istorija prasidėjo nuo tiesiog piešinių ant popieriaus, o dabar aš ir muzikuoju, ir dainuoju, ir kuriu kaip ir paliečiamą meną, tai skulptūros ir tai, kas mėgsta. Tai manau, kad tiesiog nebijoti ir pradėti reikia. Labai ačiū Jums už atsakymus, ačiū Jums labai už visą šitą laidą. Esame mūsų laidos pabaigoje, tai visada leidžiu, nes labai man atrodo smagu perduoti linkėjimą kažkiam vienam jūsų klausytojui. Tai aš tradiciškai mamai ir močiutei, kurios laiką klauso mano laidos, tai linkėjimai joms. Aiste? Aš perdodu savo šuniui linkėjimų. Tai Pepa, jeigu klausai, tai pasilgau. Aš kelios žmonės. Tai perdodu Guostei, perdodu savo seneliui ir perdodu savo sesiai. Linkėjimų. Aš taip nekonkrečiai, bet iš esmės savo draugam ir tie, kurie gal nusiminę ar kažką skaudinti. Nebijokit, viskas gerai. Aš galiu dar linkėjimų perduoti žmogui, ne šuniui. Tai irgi visiems draugam, kurie klauso. Tai tikiuosi, kad nenusišnekėjau. O aš norėčiau perduoti linkėjimą ir padėkoti Jums, klausytojai. Ačiū, kad klausėtės mūsų 4. Ačiū, kad klausėtės laidos Ateikite kurti, ką mąsto moksleiviai, kurioje mąstėme mes apie meną, jo svarbą mūsų gyvenimuose ir nuo ko pradėti, jeigu norime kažką naujo, kažkokį naują meną pradėti. Tai linkiu ir Jums, kaip Simas sakė, nebijoti, viskas bus gerai. Jeigu turit kažką, ką norit pradėti, pradėkit ir lauksiu Jūsų kitą mėnesį. Viso gero.